Kodėl krepšeliai, o ne turgus arba parduotuvės? Arba parduotuvė norėjai pasakyti, ūkio parduotuvė. Krepšelis pirmiausiai, tai va čia išdėstytas, nežinau, kiek čia matosi, bet konkrečiai apie šitą krepšelį kitame filmuke, o dabar atsakysiu į klausimus. Kodėl pirmiausiai ne parduotuvė, tarkim? Na, iki savo ūkio parduotuvės tai reikia užaugti. Antras dalykas, apskritai šitai produkcijai parduotuvė jau būtų prabanga dėl kelių priežasčių. Pirma priežastis ta, kad tai yra greitai gendanti prekė, na tai yra daržovės, jos turi būti specifiškai sandėliuojamos, į parduotuvę atveži padėti ant lentynos, jos jau praranda savo kokybę kiekvieną dieną. Tai tam, kad geri produktai būtų kokybiški, jie turi būti specifiškai sandėliuojami ir, pavyzdžiui, mes, kai tiekiam savo klientams, tai dieną, 2 dienos prieš juos ištraukiam iš to tinkamo sandėliavimo ir tik tai tada pradedam tvarkyti, pakuoti ir panašiai. Tai parduotuviai to negalėtum užtikrinti. Lentyna yra lentyna, šaldytuvas netgi ne lentyna, tai yra šaldytuvas netgi netinkamas sandėliavimas labai ilgam laikui. Ir, na, jau kokybė prastėja. Tai reiškia, kad dalis produkcijos būtų išmetama, nes jinai prarastų savo išvaizdą, jinai pataptų nepatraukli pirkėjui ir prarastų, aišku, savo kokybę ir taip pat taptų nepatraukli pirkėjui. Tai kadangi šitą produkciją užauginti labai brangu, kaip brangu pasakosiu vėliau, žiema ilga, labai, tiesiog labai brangu. Natūralumą šiais laikais užauginti labai brangu. Tai išmetinėti, rankos, žinokit, nekyla. Mes viską, ką mes čia, kas mums atlieka, mes, man atrodo, sunaudojam 100%, ne, kažkaip tai negražias daržovės pasidalinam tarp darbuotojų, ten jau tokias, kur jau nebetinka, net mums atiduodam suvalgymui gyvuliukams darbuotojų, kai ką net ir parduodam, tarkim, negražios išvaizdos, bet geros kokybės daržovės netgi parduodam, perdirbam ir taip toliau. Tai apie išmetimą, negali būti nekalbos. Išmesti gali sau leisti tik tai labai pigiai užaugintą produkciją, kuri kainuoja centus, užauginta ant chemijos, sandėliuojama ant chemijos, tai nuperki toną ten už labai nedaug ir kažkiek įvertini, kad tikrai išmesi. Kitas dalykas, kodėl dar ne parduotuvė, tai, kaip ir sakiau, reikia užaugti iki to, nes parduotuvę turėti ūkiui gana brangu. Tai reiškia patalpos, reiškia patalpų išlaikymas, ne tik tai nuoma, priežiūra, darbuotojas ar net darbuotojai papildomi. Tai vėlgi kaštai papildomi, vėlgi tada produkcija dar labiau užbrangtų. To nesinori, nes jinai ir taip, kaip minėjau, nepigi, ją tikrai nepigu užauginti. Tai 2 pagrindiniai dalykai, kodėl ne parduotuvė, o turgus, apie turgų tai net nenoriu kalbėti, turguje prekiavau pirmais ūkininkavimo metais ir jau kituose filmukuose minėjau, kad tenais tas, kas ateina su natūralia produkcija ir savo kainomis, kurias nori už ją gauti, tai atsiduria toksai kaip matomas iš visų pusių, nes jis kitoks. Ir vien tik tai būna jau ir produkcijos išdėstymas kitoks pas tokį naturalistą, kainos kitokios. Ir jos labai nesuderinamos su bendromis turgaus kainomis. Ir galiausiai nebegali prekiauti turguje, nes tu nieko neuždirbi, nes tie, kas eina į turgų, galvoja, kad ten viskas gerai, o kad čia pas tave brangu, tai tu čia išsigalvoji, žodžiu. O ten pas kitus visus viskas gerai. Taip galvoja turgaus pirkėjas, dėl to jis ir eina į turgų. Tai tokiai produkcijai turguje paprasčiausiai nebe vieta, nes turgus jau prarado savo žavesį. Kodėl krepšeliai yra gerai klientui? Aha, čia aš turiu tokią špargalkę, tai užmesiu akį, kad ko nors nepražiopsočiau, nes klientas iš tikrųjų gauna daug naudų. Tai visų pirma, jisai gauna neužnuodytą maisto įvairovę vienoje vietoje. Tai sutikit su manim, kad surasti didelį asortimentą kokybės mūsų šalyje gana sunku, apskritai visose šalyse gana sunku. Ir tie ūkiai, kurie užsiima tokių pardavimų, krepšeliais turi auginti labai didžiulį asortimentą, bet jisai atsiduria vienoje dėžutėje, vienoje vietoje. Tai pavyzdžiui, labai patogu tiem žmonėm, kurie iš principo yra naturalistai, kurie yra principingi, bet ko į save neįdės ir jiems svarbu, kur ta morka, kaip ta morka užauginta, ne šiaip morka, kaip jinai užauginta. Ir jeigu ne krepšelis, tada, reikia ieškoti įvairių produktų įvairiose skirtingose netgi vietose. Ir pavyzdžiui, aš prieš pradėdama ūkininkauti irgi ten, tarkim, morkų važiuodavau pas vieną ūkininką, ten duonos pas kitą, bulvų pas trečią, kopūstų pas ketvirtą, obuoliai pas penktą ir taip toliau. Tai tiesiog yra darbas, kol susirinki viską. Jeigu tu nori gyventi kokybiškai, nenuodyti savęs, savo vaikų, tai yra darbas. O čia klientui yra super patogu. Tai reiškia,
gauna ne tik tai kokybę, bet ir paslaugą dar. Reiškia, žmogus sutaupo laiko, belenkiek laiko, laikas pats brangiausias dalykas, ir jisai viską gali rasti viename ūkyje. Na, nesakau, kad pas mus tenais absoliučiai viskas, daug ko mums ir trūksta, bet, pavyzdžiui, va šitame krepšelėje tuoj suskaičiuosiu asortimentą, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 skirtingų dalykų, tai yra nemažai, sutikit, žiemą tai yra nemažai, ir vasarą virš 10 būna skirtingų dalykų, ir 15 būna kartais, ir netgi kartais 20, tai yra daug, ir tai viskas iš vieno ūkio. Dar dėl ko gerai, kad tiesiog, na, nereikia važiuoti šeštadienį kažkur tai. Tau lieka laiko pabūti su savim, su šeima, savo mėgiamais dalykais užsiimti, pailsėti galų gale. Nes pastaraisiais metais, jau pastarai 10-metį turbūt, apsipirkimas tampa darbu. Jisai nebeteikia didelio žavesio, daugumai žmonių tai jau tampa darbu. O ūkio parduotuvėje galima nusipirkti atskirų gerybių, susidėti savo krepšelį. Kuo yra geriau užsisakyti jau suruoštą krepšelį? Visų pirma, vėlgi, čia geriau tiems, kurie vertina kokybę. Tai jie vėlgi gauna viską sukramtytą, paruoštą. Per 10 metų jau atidirbom proporcijas ir šitie krepšeliai gana proporcingi. Mūsų klientai retai kada užsisako kažką iš daržovių papildomai, nebent ten ruošia kažkokią šventę, kažką konservuoja ir panašiai. Bet šiaip proporcijos pakankamai atidirbtos ir nereikia galvoti. Nereikia galvoti, kiek čia man tų kilogramų bulvių palauk pirkti, kiek čia tų moliūgų. Ir pavyzdžiui, jeigu parsitysėt didelį moliūgą iš kažkur tai, nu tai jūs jį turit greitai suvalgyti. O mes, moliūgus pjaustom gabalais, suviniojam gražiai į popierių, gaunama kartą per savaitę ar kas antrą savaitę po gabalą moliūgą kartu su kitom daržovėm ir jisai įveikiamas, suvalgomas, neapsivalgant, nepersivalgant to moliūgą ir panašiai. Tai viena medalio pusė. Kitas dalykas, tai vėlgi taupomas užsakymo laikas. Aišku, jeigu tu labai išrankus ir daug ko nevalgai, tai aišku, geriau nueiti į parduotuvę, užsisakyti to, nuo trečio. Bet jeigu tu daugmaž valgai viską, tai geriau užsisakyti krepšelį, nes tu paspaudi vieną mygtuką, apart 10, ne? Ir sutaupai. Be abejo, sutaupai, nes niekas nepardavinės ten 2 morkų, ne? 2 bulvių. Visada tu užsisakydamas turi pirkti daugiau, dažniausiai lieka, arba per mažai būna ir panašiai. Bet kai čia viskas apgalvota už tave, tau belieka tik tai pasigaminti. Turėti dar mūsų receptus, mes taip pat turim gerus receptus ir pasigaminti ir suvalgyti. Ai, dar vieną nepaminėjau dalyko, kodėl. Be abejo, geresnė kaina. Turėkite omenyje, kad mums paruošti 20 vienodų krepšelių yra žymiai pigiau, negu paruošti, tarkim, 20 individualių užsakymų. Individualus užsakymas reikalauja apie 60% daugiau laiko. Tai įsivaizduokit, koks skirtumas. Reiškia, krepšelėje pirkti yra pigiau. Ir galima pasiskaičiuoti kainas, galima nusipirkus krepšelį, ten viską pasisverti, sulyginti su mūsų kainomis parduotuvėje ir pamatysit, kad nuo 10 iki 15 netgi procentų pigiau gaunasi užsisakyti krepšelį negu pavienius dalykus. Tai be abejo sutaupomas laikas, sutaupomi pinigai, mes sutaupom laiko, nelakstydami tenais su individualiais užsakymais, bet kaip sakau, būna visko, būna išskirtinių atvejų, kai žmonės daug ko negali valgyti. Gerai, ačiū.